Labas rytas visiems, džiugu ir vėl su jumis susitikti webinare. Ir trumpai priminsiu tiems, kurie prisijungėte pirmą kartą, kad štai čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, o dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus, į kuriuos man šiandien padės atsakyti mūsų rezervacijų skyriaus darbuotojas. Tad mano vardas Roberta, esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie Jungtinius Arabų Emiratus. Pirmiausia, norėjau paklausti jūsų, ar viskas gerai, ar matot, ar girdit ir ar galime pradėti. Šaunu. Tad pirmiausia apie tai, apie ką kalbėsime šito webinaro metu. Kalbėsime apie pačius Jungtinius Arabų Emiratus, apie agentams žinotiną informaciją, apie skrydžius, depozitus, apie paplūdimius, apie transportą, apie viešbučių ypatumus, taip pat kokie yra šalyje atstumai, kodėl verta rinktis keliones į Jungtinius Arabų Emiratus ir kodėl verta keliauti būtent su testu. Taip pat kalbėsime šiandien apie visus 7 Emiratus, kas jiems yra būdinga ir kokiems turistams juos geriausia siūlyti. Tad pirmiausia, apie pačią šalį. Jungtiniai Arabų Emiratai yra įsikūrę Arabijos pusiasalyje, Arabijos dykumoje, prie Persijos įlankos ir ribojasi su Saudo Arabija bei Omanu. O Persijos įlanka skiria Jungtinius Arabų Emiratus nuo Irano ir į vakarus vos už 50 km yra įsikūręs Kataras. Jungtiniai Arabų Emiratai yra ideali vieta prabangioms atostogoms. Čia visuomet yra saulėtas ir giedras dangus, šilta skaidri jūra, nuostabus paplūdimiai ir itin aukšto lygio viešbučiai su puikiu aptarnavimu. Nors iki 20 amžiaus vidurio šalies ekonomika buvo silpna ir Jungtiniai Arabų Emiratai iš esmės buvo viena iš trečiųjų pasaulio šalių, tačiau atradus naftą, šalis bemat suklestėjo. Taigi dabar Jungtiniai Arabų Emiratai yra must visit kryptis visiems turistams, kurie yra neabejingi arabų egzotikai ir tuo pačiu vertina komfortą. O Londone įsikūrusio ekspertinio Legatum instituto duomenimis, Jungtiniai Arabų Emiratai yra pripažinti pačia geriausia arabiška šalimi pragyvenimui ir pakliuvo į 50 geriausių pasaulio šalių reitingą. Pats tinkamiausias laikas lankytis Jungtiniuose Arabų Emiratuose yra nuo lapkričio iki balandžio mėnesio, kai oras yra šiek tiek vėsesnis. Mūsų skrydžiai kaip tik papuola į tą periodą. Testuras organizuoja savo atskirus čarterinius reisus į Dubajaus Al Maktumio oro uostą ir 8 skrydžiai bus pradėti nuo gruodžio 30 dienos iki 2016 m. vasario 17 dienos. Tada yra galimas paskutinis išvykimas 7 nakvynių trukmei. Skrydis iki Dubajaus trunka apie 6 valandas. Jeigu norėtumėte žinoti tiksliau, tai į priekį 5 valandos 55 minutės, atgal 6 valandos 25 minutės, kadangi yra skrendama aplinkui Ukrainos teritoriją, kad skrydis būtų saugus. Taigi gaunasi lankstas ir skrydis išties pakankamai ilgas ir labai panašus toks, kokie kad skrydžiai būna iki Tenerifės salos, iki Kanarų salų. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Lygiai taip pat kaip ir skrydžiams į Tenerifę, taip pat ir skrydžiams į Jungtinius Arabų Emiratus, leidžiamas maksimalus registruoto bagažo kiekis yra 15 kg ir 5 kg rankinio bagažo. Maitinimas lėktuve jisai nėra įskaičiuotas į skrydžio kainą, tad rekomenduojame pasiūlyti turistams išsirinkti patiekalus iš ankstinio užsakymo meniu arba maistu skrydžiui pasirūpinti patiems. Kadangi skrydis yra išties ilgas, be abejo maitinimas lėktuve bus pasiūlytas, bet kaip žinia, kiekiai, pasirinkimas ir visa kita gali būti pakankamai riboti. Tad rekomenduokite turistams užsisakyti maitinimą lėktuve iš anksto, jūsų turistai bus jums dėkingi už tai. Ką reikėtų žinoti apie kelionės dokumentus? Lietuvos Respublikos piliečiams vykstantiems
vizitui į Jungtinius Arabų Emiratus yra reikalinga viza, kuri yra suteikiama nemokamai atvykus į šalį atvykimo oro uoste. Šita viza leidžia išbūti šalyje ne ilgiau kaip 30 dienų nuo atvykimo į Jungtinius Arabų Emiratus, nuo tos dienos. Ir vykstant į Jungtinius Arabų Emiratus yra būtinas kelionės dokumentas pasas, kuris turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Atvykus į šalį pirmą kartą, įprastinė procedūra būdavo akies rainelės skanavimas. Na, dabar jau ES piliečiams akies rainelės nebeskanuoja, bet anksčiau šita procedūra būdavo privaloma absoliučiai visiems. Vietinė valiuta yra Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas. Tai yra valiuta garantuojanti finansinį stabilumą. Dirhamo kursas yra pririštas prie dolerio ir beveik nesikeičia nuo 1982 metų. Ir sudaro $1 3,67 dirhamo, o 1 euras yra maždaug 4,14, jeigu taip imti tiksliai, jeigu suapvalinus ir lengviau prisiminti, 4,2 dirhamo sudaro 1 eurą. Jungtinėse Arabų Emiratuose už prekes galima atsiskaityti tiek vietinę valiutą dirhamais, tiek ir doleriais. Tačiau atsiskaityti vietinę valiutą yra ne tik tai patogiau, bet ir naudingiau. Išsikeisti valiutą galima bet kuriame valiutos keitimo punkte. Miesto centre beje keitimo santykis yra naudingesnis. Pačiuose Jungtiniuose Arabų Emiratuose yra įsikūrę daugumos pasaulinių bankų filialai. Bankai Emiratuose dirba nuo 8 valandos ryto iki maždaug 13 valandos dienos, nuo šeštadienio iki trečiadienio. Kai kurie bankai taip pat dirba ir po pietų nuo 4 valandos iki 18:30 valandos. Ketvirtadieniais bankai dirba nuo 8 ryto iki 12 valandos, o valiutos keityklos nuo maždaug 8:30 ryto iki 13 valandos. Ir tuomet jau nuo pietų 16:30 atsidaro ir užsidaro vakare maždaug apie 8:30. Penktadienis daugelyje įstaigų yra laikomas nedarbo diena Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Praktiškai visuose 5 žvaigždžiuose viešbučiuose ir kai kuriuose 4 žvaigždučių viešbučiuose vidiniam apskaitos patogumui yra įvesta tvarka, kad turistai turi įnešti piniginius depozitus. Jie yra įnešami grynaisiais arba ta suma gali būti įšaldyta kreditinėje kortelėje. Ir suma, tas depozitas paprastai būna nuo 100 eurų už numerį ir daugiau, priklausomai nuo viešbučio ir jo kategorijos. Jeigu depozitas yra nepanaudojamas arba nepilnai panaudojamas, tai atitinkama suma yra grąžinama vietinė valiuta. Išvykimo dieną gaunama yra vietinės valiutos. Tad, ko gero, daug patogiau yra su savimi turėti kreditinės korteles. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Šardžos viešbučiuose dauguma viešbučių kaip užstatą ima pasą arba paso kopiją. Na, o prabangiame Džumeiros rajone depozitas sudaro maždaug apie 500 dirhamų parai už numerį. Tai yra maždaug apie 120 eurų už numerį vienai parai. Taip pat kai kuriuose viešbučiuose yra galimybė paprašyti išimti iš numerio minibarą. Ir tokiu atveju tada ta depozito suma jinai gali būti mažesnė. Tačiau tą paslaugą siūlo ne visi viešbučiai, tad reikėtų teirautis atvykus į konkretų viešbutį. Į Emiratus galima įvežti vienam suaugusiam asmeniui 2000 cigarečių arba 400 cigarų arba 2 kg tabako, parfumerija protingais kiekiais. Nemusulmonams galima įsivežti 2 litrus stipriųjų alkoholinių gėrimų ir apie 2 litrus vyno. Valiutos ir brangiųjų metalų įvežimo apribojimai negalioja, o patiems Emiratų gyventojams alkoholinių gėrimų įvežimas yra uždraustas. Oficialiai Emiratuose alkoholiniai gėrimai yra patiekiami oro uoste, taip pat viešbučių restoranuose, baruose,
Tačiau kai kuriuose Emiratuose galima rasti įvairių užslaptintų parduotuvėlių, kur to alkoholio įsigyti taip pat galima. Bet paprastai turistai alkoholiu pasirūpina dar prieš kelionę, kiek galima įsivežti, arba nusiperka juos duty free zonoje. Labai dažnai įvažiavus į šalį, net ir spauda arba video medžiaga yra peržiūrima, kad nebūtų erotikos arba musulmonus žeidžiančio turinio, tad pagalvokite, kokias knygas, žurnalus ar kitą medžiagą vežatės į šitą šalį. Dauguma miesto viešbučių suteikia nemokamus pervežimus į paplūdimius, į tokios pat kategorijos viešbučių arba miesto paplūdimius. Dubajuje yra mokami Al-Mamzar Beach ir Jumeirah Beach paplūdimiai. Jumeirah paplūdimys yra toje Jumeiros rajone įsikūręs, didelėje saugomoje žalioje teritorijoje. Įėjimas į Jumeirah paplūdimį kainuoja 5 dirhamus ir skėtis bei gultas po 20 dirhamų už vienetą. Reiškia 25 dirhamai vienam asmeniui. Na, grubiai tariant, apie 10 eurų rinkinys, jeigu sakysit, nesuklysit taip sakydami. Tuo tarpu Al-Mamzar Beach paplūdimys yra arčiau miesto centro, jo įėjimas taip pat yra analogiškas, 5 dirhamai ir skėtis bei gultas po 20 dirhamų. Emiratuose yra populiaru naudotis taksi, taip pat galima nuomotis automobilį. Taksi galima susistabdyti gatvėje prie viešbučio arba išsikviesti. Geriausia yra naudotis miesto taksi ir kokybės, ir kainos atžvilgių, bet to miesto taksi turi skaitiklius. Ir pavyzdžiui, imant taksi prie viešbučio kainuos keliais dirhamais brangiau negu tiesiog susistabdžius gatvėje. Sėdant į taksi iš karto yra išmušamas įsėdimo mokestis, kuris sudaro nuo 3 iki maždaug 7,5 dirhamo. Dubajuje tas įsėdimo mokestis yra 5,5 dirhamo. Ir galutinė kaina toliau priklauso nuo kilometražo. Geriausia be abejo su savimi turėti viešbučio vizitinę kortelę, kad vairuotojas žinotų, kur jūs vežti. Na, jeigu taip vidutiniškai iš Deiros iki Dubajaus marinos, kaina su taksi būtų maždaug apie 70 dirhamų. Jeigu žiūrėti pagal kilometražą, tai 1 kilometro kaina yra 0,5 dirhamo. Arba prastova kamštyje taip pat yra 0,5 dirhamo. Tiesa, mūsų skrydžiai į Emiratus yra labai gerų laikų, atskrendama yra apie 12 valandą, kadangi Dubajuje iš ryto prieš 8 valandą, taip pat jau po darbo pabaigos, apie kokią 5-6 valandą susidaro labai dideli kamščiai. Na, o kalbant apie Šaržos taksistus, dažniausiai jie skaitliukų neturi, todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, kad reikia susitarti dėl kainos dar prieš įlipant į taksi. Na ir pagal susikloščiusias šalies tradicijas, moterys sėdasi į galines taksi sėdines, tad jeigu atsisėsit į priekį, ko gero būsit nesuprastos. Taip pat yra ir maršrutiniai autobusai, bet jie tarp turistų nėra tokie populiarūs. Eismas Jungtiniuose Arabų Emiratuose vyksta dešiniąja pusė, greitis miestuose nuo 45 iki 60 km per valandą, o trasose apie 100-120 km per valandą. Keliai yra reguliuojami radarais, tad geriau nelakstyti, o įprastas stovėjimo aikštelės mokestis yra maždaug 2 dirhamai valandai, tačiau vakare po 21 valandos ir penktadieniais gatvėje parkavimas yra nemokamas. Transportų arba taksi naudotis yra gana populiaru tarp turistų, ypatingai gyvenantiems sausame Emirate Šaržoje, kur yra uždraustas alkoholis. Tokiu atveju turistai važiuoja į kaimyninius Emiratus, to paties alkoholio atsivežti arba aplankyti kitas parduotuvės, pasilinksminti, galbūt kažkokių kitų pramogų turėti. Metro Dubajuje yra viržeminis ir kaina yra maždaug 1-2 eurai, priklauso nuo važiavimo atstumo. Beje, jų metro Dubajuje yra pats brangiausias projektas. Metro yra valdomas kompiuteriu ir jame nedirba nei vienas žmogus.
Dar vienas įdomus dalykas yra tas, kad yra atskiri vyrų ir moterų vagonai ir vyrai į moterų vagoną lipti negali. Užsisakyti automobilį Emiratuose galima ir pas Testur atstovą, galima viešbutyje, siūlomi įvairiausi automobiliai, gali būti su vairuotoju arba be jo, bet kuriam laikotarpiui, beje minimalus laikas yra 24 valandos. Kaina maždaug nuo $40 dienai, jeigu automobilis galingesnis, prabangesnis, tai ta kaina bus aukštesnė. Kas yra svarbu, norint nuomotis automobilį? Yra būtina būti ne jaunesniam negu 21 metų, pateikti savo pasą ir turi būti tarptautinės vairuotojo teisės, kurios yra išduotos ne anksčiau kaip prieš metus, bei su savimi turėti 2 nuotraukos. Kamgi tiek daug visko yra reikalinga? Ogi todėl, kad nuomos kompanijoje yra forminamas laikinas leidimas vairuoti Jungtiniuose Arabų Emiratuose, bet tik tai tam laikotarpiui, kuriam yra nuomojamas automobilis. O remiantis forumo World Economic Forum 2014 metų duomenimis, pagal pasaulio kelių kokybės reitingą Jungtiniuose Arabų Emiratuose keliai yra vieni geriausių pasaulyje. Kokiegi yra atstumai? Kaip jau minėjau, mūsų skrydžiai yra organizuojami į Al Maktoum tarptautinį oro uostą, iki Dubajaus yra visai šalia, Abu Dabis 138 km, Šardža, Adžmanas, toliau galbūt važiuoti yra iki Ras Al Khaimo, šiauriausio Emirato. Taip pat pateikiau ir kitų oro uostų kilometražus. Galbūt jūsų turistai skris į kitą oro uostą, mes taip pat turime galimybę pasiūlyti ir tik tai apgyvendinimo paslaugą Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Kodėlgi vis tik tai verta rinktis keliones į Jungtinius Arabų Emiratus būtent su Testur? Esame Jungtiniuose Arabų Emiratuose nuo 2011 metų ir aptarnaujame turistus. Per 2014 metus buvo aptarnauta virš 70 tūkstančių turistų Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tad šitie generuojami dideli turistų srautai mums be abejo leidžia gauti ir palankesnės kontraktų kainas. Tad pasižiūrėkite rezervacinėje sistemoje, manau, nustebsite, kokie yra geri pasiūlymai. Siūlome ir platų viešbučių pasirinkimą, žinoma patikrintą produktą, kompetitingas konsultacijas apie viešbučius. Mūsų rezervacijų skyriaus darbuotojas Irma ir Karina yra buvusios komandiruotėje, tad drąsiai skambinkit, klauskit, pasidalint savo įspūdžiais, viskas, kas matyta gyvai. Jums visiems gerai žinoma ir patogi rezervavimo sistema, įprastas rezervavimo būdas, kaip ir visų kitų kelionių. Taip pat labai patrauklios konkurencingos kainos nuo 503 €, jeigu room only užsakinėjant, arba 534,5 € su pusryčiais užsakant. Taigi, kaip jau minėjau, garantuojami dideli turistų srautai, duoda geras kainas, kurias galite ir matyti mūsų rezervacinėje sistemoje. Sistemoje rasite kainas nuo 7 iki 14 nakvynių, tačiau yra galimybė agentūrai savo nuožiūrą formuoti pagal kliento pageidavimus paketus įvairiausiais būdais. Tiek ir kelionės trukmė gali skirtis, arba gali būti kurortai, viešbučių kategorijos įvairiausios. Galim pasiūlyti įvairiausią apgyvendinimo trukmę, taip pat galima sudaryti jungtinius turus, kai turistai nori apsistoti keliuose Emiratuose ir arba pakeliauti po šalį. Visų kelionės paketų kainos yra suskaičiuotos su grupiniais pervežimais, o tai reiškia, kad vėlgi kaina yra patraukli į visus Emiratus, o turistams pageidaujant turime galimybę pasiūlyti jiems ir individualius pervežimus Emiratuose. Taip pat Jungtiniuose Arabų Emiratuose siūlome pilnavertį Testur aptarnavimą, tai yra ir galimybė užsisakyti ekskursijas, ir informacijos pagalbos linijos šalyse ir kurortuose, Testur atstovo paslaugos šalyje. Būname ten, kur esam reikalingi turistui ir tada, kada to prireikia. Pagalba turistui yra siūloma 24 valandas
per parą, taigi tai yra jokių rūpesčių kelionių agentui. Taip pat yra patogus ir atsiskaitimo būdas su kelionių organizatoriumi. Nereikia daryti jokių tarptautinių pavedimų, jeigu patiems užsakinėti, ieškoti tų viešbučių internetu. Yra taikomi standartiniai bendradarbiavimo pagrindai, už pilną kelionės paketą į Jungtinius Arabų Emiratus, kurį sudaro skrydis pirmyn atgal, grupinis pervežimas ir apgyvendinimas pilnai kelionės trukmei. Tuomet yra kaupiami agento taškai, o už agentų užsakytas keliones į Jungtinius Arabų Emiratus yra galimybė atsiskaityti sukauptais lojalumo taškais pagal pasiektą lygį. Taigi kviečiu, jeigu nepatekote į infoturą arba nespėjote užsiregistruoti šiam sezonui, vykite atostogų, galite naudoti savo taškus. O kągi reikėtų žinoti apie tuos 7 Emiratus? Jungtinius Arabų Emiratus sudaro 7 Emiratai, tai yra Abu Dabis, Dubajus, Adžmanas, Šardža, El Quainas, Ras Al Khaimah ir Fudžeira. Kaip matote, pats didžiausias Emiratas yra Abu Dabis, jisai sudaro apie 70% viso Jungtinių Arabų Emirato plotą, o pats mažiausias Emiratas yra Adžmanas. Šalies sostinė yra Abu Dabis. Mes siūlom apgyvendinimo paslaugą 6 iš šių 7 Emiratų, tad plačiau apie kiekvieną iš jų. Pirmasis iš Emiratų pradėsime nuo Ras Al Khaimo. Jis yra pats šiauriausias Emiratas ir nuo Dubajaus iki Ras Al Khaimo yra maždaug apie 1 valanda kelio. Čia be abejo nėra įskaičiuoti Dubajaus kamščiai, ne piko metu ta 1 valanda. Švelnus klimatas, natūrali žaluma yra pasididžiavimas šiame Emirate. Pati Emirato sostinė yra Ras Al Khaimo miestas. Jisai turi senamiestį, muziejumi paverstą senąjį fortą, žvalgybinius bokštus. O namų sienoms papuošti yra naudojami koralai, taip pat statyti namai yra iš palmių bei mangų medžių medienos. Čia taip pat pakrantės puošia ir Hadžaro kalnų panorama ir matoma skaidri jūra. Visa Ras Al Khaimo pakrantė yra nusėta prabangiais nedideliais kurortais. Tačiau nepakartojamų vietų šitas Emiratas siūlo ne tik tai pajūryje, Emirato pietryčiuose kalnuotoje vietovėje trykšta karštosios versmės, tad nemažai turistų į Ras Al Khaimą atvyksta būtent į šitoje vietoje įsikūrusi Hot Springs balneologijos kurortą, pasimėgauti gydomosiomis požeminio vandens voniomis bei sustiprinti savo sveikatą. Kadangi Emiratas turi vandens išteklius, yra plėtojamas žemės ūkis, pats Emiratas yra puikiai tinkamas šeimyniniam poilsiui, paplūdimiai yra su tolygiais įbridimais ir puikiu šviesiu smėliu. Paplūdimio poilsiui tinkami 5 žvaigždžių viešbučiai čia yra žymiai pigesni negu kad Dubajuje. Visai netoli nuo viešbučių yra įsikūręs vandens pramogų parkas Iceland. Poilsiaujant Ras Al Khaimoje, aš rekomenduočiau viešbučius užsakinėti su maitinimo sistema viskas įskaičiuota arba bent jau full boardas, tai yra pusryčiai, pietus, vakarienė, nes už viešbučio ribų turistai paprastai vyksta tik tai į vandens pramogų parką arba į ekskursijas. Sekantis Emiratas tai yra El Quainas, Kuveinas, lietuviškai pavadinti reikėtų. Ir viešbučių šitame Emirate nesiūlome, tačiau jeigu yra tokių turistų, kurie norėtų atvykti, pasižvalgyti po šitą Emiratą, trumpai papasakosiu ir apie jį. Pats pavadinimas išvertus iš arabų kalbos reiškia jėgų šaltinis. Ir El Kuveinas pats yra tinkamas tiems, kas vertina ramybę ir kas mėgsta žvejybą. Tradiciškai šito Emirato gyventojai užsiema įvairiausiais jūriniais verslais. Pavyzdžiui, Emirato sostinėje, taip pat pavadintoje El Kuveinu, be bankų, prekybos vietų ir valstybinių įstaigų veikia jūrų uostas bei laivų statybos įmonė Gulfcraft, kur yra gaminamos pasaulinio pripažinimo sulaukusios jachtos bei kateriai.
Taip pat nuo senų laikų Al-Kuvainas garsėjo ir kaip žvejybinis centras. Ir dabar žvejyba čia klesti, čia yra veisiamos žuvis ir krevetės. Ir šitas nedidelis emiratas yra pagrindinis žuvies tiekėjas visiems Jungtinių Arabų Emiratams. Kurorte taip pat galima rasti ir sporto pramogų, veikia jodinėjimo centras, yra vandens pramogų parkas, Dreamland Aquapark. Taip pat Al-Kuvaine galima aplankyti senovinį fortą, buvusią Emirato valdytojo rezidenciją, senąjį uostą. Čia taip pat galima dar pamatyti, kaip rankomis yra gaminamos medinės valtys. Emirate taip pat yra geri paplūdimiai, įlankos, įvairiausios salelės, didžiausios salos priklausančios Al-Kuvainui yra Al-Senėja, Džezirat El-Gala ir Al-Kide. Būtent į šitas salas suvažiuoja naktinės krabų medžioklės mėgėjai. Taigi, kaip jau minėjau, apgyvendinimo šitame emirate mes nesiūlome, bet turistai, mėgstantys žvejybą, gali atvykti ir išbandyti ją. Sekantis emiratas yra Šardža. Šardža tai yra trečias pagal dydį emiratas, įeinantis į Jungtinių Arabų Emiratų sudėtį ir vienintelis iš jų turintis prieigą iškart prie abiejų pakrančių. Persijos įlankos krantinėje yra įsikūręs pats Šardžos miestas su paplūdimio kurortinėmis zonomis, o Indijos vandenyno pakrantėje yra įsikūrę tokie miesteliai kaip Kalba, Korfakanas ir Dabalhanas. Jie nedidučiai, tačiau paplūdimio poilsis yra daugiau Persijos įlankoje. Nuo 1998 metų Šardža UNESCO yra pripažinta kultūrinė arabų pasaulio sostinė už menų puoselėjimą ir kultūrinio paveldo išsaugojimą. Šardžoje yra labai populiarus masinis paplūdimio poilsis. Čia šalia paplūdimių esančių viešbučių kainos kur kas žemesnės negu kad Dubajuje. Ir pačioje Šardžoje, ką atkreipti reikėtų dėmesį, kad nėra deluxe klasės viešbučių, pagrindė 4 arba 3+ žvaigždučių viešbučiai. O tiems turistams, kurie nori dar geresnės kainos, yra viešbučių, kurie yra įsikūrę antroje juostoje arba miesto tipo viešbučių, kurie veža turistus į ant jūros kranto įsikūrusių viešbučių paplūdimius. Įėjimas į tuos paplūdimius kainuoja maždaug 8–9 eurus. Į tą kainą yra įskaičiuotas gultas, skėtis ir kai kur netgi ir naudojimasis baseinu. Paplūdimiai Šardžoje yra geri, jūra švari, smėlis šviesus. O kalbant apie miesto tipo Šardžos paplūdimius, juose yra nerekomenduojama būti su maudymosi kostiumėliais. Todėl turistai dažniau renkasi mokamus viešbučių paplūdimius, o ne miesto paplūdimį. Šardžos emirate yra itin laikomas emiratams būdingų nuostatų. Čia net ir alkoholiniai gėrimai yra visiškai uždrausti, net ir restoranuose ir viešbučiuose galioja sausas įstatymas. Vartoti gėrimus įsigytus duty free galima nebent savo viešbučio numeryje, ne viešoje vietoje, jokių būdų. O tiems, kam reikia naktinių klubų, diskotekų, restoranų ir laisvesnės atmosferos, tai visada gali nuvažiuoti į Dubajų, kuris yra vos už 20 minučių nuo Šardžos. Beje, daugelis Šardžos viešbučių ir taip siūlo nemoka pervežimą iki Dubajaus prekybos centrų, taigi galima vėliau ten ir pasilikti vakaro linksmybėms. Patys pagrindiniai turistai Šardžoje tai yra šeimos su vaikais, kuriems yra svarbiausia jūra ir saulė. Mat paplūdimiai yra labai geri, o kaip jau minėjau, viešbutinių tokių paplūdimio poilsiui tinkamų viešbučių kainos čia yra kur kas žemesnės negu kad Dubajuje. Tai tiek apie Šardžos emiratą. Sekantis emiratas yra Adžmanas. Tai yra pats mažiausias iš 7 emiratų, jo plotas yra vos 260 km². Jisai yra įsikūręs Persijos įlankoje. Nuo Adžmano iki Dubajaus yra maždaug 30–40 minučių kelio, o iki Šardžos vos 10 minutėlių kelio. Pačiame Adžmane nėra naftos telkinių, tačiau nemenkas pajamas emiratui užtikrina veikianti laivų statybos įmonė. Turtingi arabai iš įvairių šalių atvyksta čia užsisakyti prabangių jachtų ar įvairiausių žvejybinių katerių.
Šiame emirate taip pat yra ir mineralinio vandens šaltiniai, kurie aprūpina vandeniu, geriamuoju vandeniu praktiškai visas Persijos įlankos šalis. O Adžmano dykumoje nuolat rengiamos garsiosios kupranugarių lenktynės. Šitas emiratas taip pat turi dar vieną išskirtinumą. Čia galima laisvai įsigyti alkoholinių gėrimų ir buvo tokia parduotuvė The Hall of the Wall, kuri buvo įsikūrusi prie Kempinskio viešbučio, tai jinai tiesiog dabar persikėlė truputėlį arčiau paplūdimio. Vėlgi, vakarais galima pasivaikščioti gražią Adžmano krantinę, kurioje yra įvairiausių greito maisto restoranėlių, arba pavakarieniauti viename iš Adžmano viešbučių, restoranų. Į viešbučius turistai kiti iš gatvės taip pat gali užeiti ir naudotis restoranais arba barais už papildomą mokestį. Taip pat Kempinski viešbutyje yra įsikūręs ir populiarus boulingo klubas. Tai ko gero yra bene vienintelis boulingo klubas Emiratuose, kuriame yra siūlomi ir alkoholiniai gėrimai. Adžmane taip pat galima aplankyti ir 18 amžiaus forte įsikūrusi istorinį muziejų su senoviniais rankraščiais, ginklais, archeologiniais radiniais. Šalia yra senieji šeicho rūmai, prabangus tarptautinių bankų įvairiausių kompanijų pastatai. Kamgi galima būtų rekomenduoti poilsį Adžmane? Pirmiausia, tiems, kas nori pabėgti nuo intensyvaus miesto ritmo, kas nori pasimėgauti ramybę arba kuriems yra reikalingos alkoholio parduotuvės šalia. Nors, kaip jau minėjau, kitose emiratuose, galbūt ne Šardžoje, galima rasti ir tokias paslėptas alkoholio parduotuvės. Sekantis emiratas tai yra Dubajus. Tai yra pats lankomiausias emiratas turistų tarpe, kuris turi ir šiuolaikišką infrastruktūrą, tačiau kartu išlaiko ir rytietišką atmosferą, be abejo aukštą aptarnavimo lygį ir įvairiausias siūlo naujausias technologijas. Jis taip pat yra įsikūręs Persijos įlankoje. Dubajus kartais yra vadinamas, ir kaip ir verslininkų miestų. Tai yra populiari kartu ir kurortinė zona, ir apsipirkimų vieta. Čia galima rasti ir prabangius viešbučius, ir puikius paplūdimius, ir golfo aikštynus. O restoranai, kavinės, barai ir patys viešbučiai pakeri net ir pačius išrankiausius prabangai ir sužavi ko gero turistus puikių aptarnavimų. Žiemos sezono metu čia yra rengiamos ir kupranugarių bėgimo varžybos. Beje, atminkit, kad totalizatorius šiaip jau šalyje yra uždraustas, bet tos varžybos, nepaisant, vis tiek sulaukia labai daug aistruolių. Viena iš Dubajaus turizmo sričių išlieka ir dalykinės verslo kelionės. Kasmet šalyje apsilanko per 1 milijoną verslininkų, kurie čia rengia įvairiausius dalykinius susitikimus ir konferencijas. Tad atkreipkite dėmesį, jeigu yra reikalingos konferencijos, Dubajaus viešbučiai siūlo puikias paslaugas konferencijoms rengti. Reikia paminėti be abejo ir apsipirkimo galimybės Dubajuje. Ne veltui miesto pavadinimas Dubajus juokais verčiamas kaip Dubai, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia pirk. Kaipgi atrodo Dubajus žemėlapyje? Jis susideda iš tokių rajonų. Yra Deiros rajonas su senaja palme. Šalia jos yra štai šitoje vietoje Burdubajus. Kiek žemiau į kairę pusę yra Downtown, taip vadinama vieta. Ir toliau eina El Barša, beveik po Džumeiros palme. Džumeiros pati palme, Džumeiros pakrantė yra štai šitoje vietoje ir Džumeiros palme. Bei Dubai Marina, kuri yra už Džumeiros palmės iš kitos pusės, štai čia antroje linijoje, bei Džebel Ali pakrantė. Taigi, pradėsime nuo Deiros. Deira tai yra senoji miesto dalis. Pėstute nuo viešbučių čia yra pasiekiami didmeninės elektronikos, prekybos centrai, buitinės technikos parduotuvės,
nebrangus suvenyrai, įvairiausi rytietiški saldėsiai, aukso turgus čia yra, prieskonių turgus, taip pat kailinių parduotuvės, keli dideli prekybos centrai. Turistai čia naudojasi miesto parku El Mamzar Beach. Dauguma Deiros viešbučių siūlo nemokamą nuvežimą iki šio paplūdimio. Praktiškai nuo bet kurio viešbučio Deiros iki oro uosto yra visai netoli, apie kokių 20 minučių kelio. Pačioje Deiroje yra gausu metro stotelių, iš kurių galima lengvai pakliūti ir į naująją miesto dalį. Į Deirą važiuoja galbūt daugiau ekonominės klasės turistai, tiems, kuriems reikia būti šalia didmeninės prekybos centrų, šalia aukso turgaus, tie, kurie nori oro uosto šalia, taip pat tie turistai, kuriems yra reikalinga gera kaina ir tie turistai, kuriems priimtina yra Šardžos Emirato esančio šalia kaiminystė. Burdubajus. Štai šitoje vietoje, tai yra miesto centras su miesto tipo 3-5 žvaigždučių viešbučiais. Artimiausias paplūdimys Burdubajaus yra štai čia Jumeirah Beach. Burdubajuje yra įsikūrę ir prekybos centrai, Buržumas, Bafi Center, taip pat Dubajaus muziejus, fortas El Fahid, yra etnografinis kaimelis, senovinis audinių turgus, vandens taksi. Yra parko zonos, taip vadinamos Creek Park, su delfinariumi, su funikulieriumi, yra Zabil Park su vaikų ir pramogų centru Stargate, taip pat yra įsikūrę ir naktiniai klubai, taigi galima siūlyti ir jaunimui. Viešbučiai Burdubajuje yra tinkami atostogoms, kai yra derinamas tiek miestas, tiek ir paplūdimio poilsis. Ir toliau downtownas, truputėlį žemiau už Burdubajaus, maždaug šitoje vietoje. Ir čia yra įsikūrę premium klasės nauji, tačiau miesto tipo viešbučiai su įvairiausiamis pramogomis tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. Ir čia galima taip pat suderinti miesto tipo poilsį su poilsiu paplūdimyje. Iš downtowno daugiau važiuojama ir Jumeiros paplūdimį, Jumeirah Beach, štai šitoje vietoje, ir važiuoti iki jo vos 10 minučių. Downtowne taip pat yra įsikūrusių klubų, barų ir populiariausias, ko gero, prekybos ir pramogų centras Dubai Mall, taip pat Souk El Bahar prekybos centras, taip pat yra įkurtas net 12 hektarų plotą užimantis ežeras, yra fontanų šou, yra pats aukščiausias pasaulio pastatas Burj Khalifa, kurio apžvalgos aikštelė ir restoranas yra 122 aukšte. Taip pat čia yra įkurtas ir vaikų miestas Kidzanija, yra okeanariumas, olimpinio dydžio čiuožykla ir taip pat yra ir metro stotis Dubai Mall, taigi lengvai galima pasiekti kitus Dubajaus rajonus. Toliau einanti El Barsha yra štai šitoje vietoje, beveik po Jumeiros palme. Plečiasi tas El Baršos rajonas, jo centre yra įsikūręs slidinėjimo centras, taip pat yra prekybos centras Mall of Emirates, artimiausias paplūdimys taip pat Jumeirah Beach, iki 10 minutėlių kelio. Šalia yra metro stotelė, jinai vadinasi Mall of Emirates, iš jos yra pasiekiami ir kiti miesto rajonai. Nuo oro uosto iki šitos vietos yra maždaug apie 30 minučių kelio. Čia yra įsikūrę nauji ekonominės klasės viešbučiai ir jie yra, El Baršos viešbučiai yra puikiai alternatyva, jau morališkai kiek pasenusiems Deiros viešbučiams. Taigi tiek apie El Baršą. O pačiu prabangiausiu Dubajaus rajonu yra laikoma Jumeiros pakrantė. Čia yra įsikūrę prabangus premium klasės 5 žvaigždučių viešbučiai. Būtent Jumeiros pakrantėje ir stovi garsusis viešbutis Burj Al Arab ir nemažiau garsus prekybos ir pramogų kompleksas, čia yra Souk Madinat. Taip pat Jumeiroje stovi ir vienas svarbus klasikinės arabų architektūros pavyzdys, tai yra Jumeiros mečetė. Čia yra pastatytas dar vienas dirbtinis palmės formos salynas.
Palma Džumeira ir jo šakose stūkso gyvenamųjų namų kvartalai, taip pat 5 žvaigždučių viešbučiai. Palmės paplūdimiai ir viešbučiai yra žinomi visame pasaulyje. Paplūdimiai yra įsikūrę vidinėje Palmės dalyje, tačiau niekada nebūna stiprių bangų, kas yra aktualu šeimoms su vaikais. Ir čia stovi modernus, naujausia technika ir įranga aprūpintas vandens ir pramogų parkas Aquaventure, vadinasi, Aquaventure, jeigu taip jau teisingai angliškai. Nuo šitos vietos iki miesto centro yra apie kokį 10-20 minučių kelio, iki oro uosto maždaug pusvalandis, galbūt 40 minutėlių kelio. Pati Palmė yra sujungta tuneliu su žemyninė dalimi per barjerą, apsaugantį visą pačią Palmę. Ir Džumeiros viešbučiai labai dažnai taip pat siūlo nemokamą pervežimą. Jie dažniausiai veža iki Elbaršoje esančio prekybos centro Mall of Emirates, o nuo ten jau galima labai lengvai metro arba taksi pasiekti ir kitus Dubajaus rajonus. Pati Džumeira puikiai tinkama vipiniam ir šeimininiam poilsiui, čia yra daug parkų, žaidimų aikštelių vaikams, zoologijos sodas bei dar vienas pramogų parkas Wild Wadi, kurį mėgsta ir vaikai, ir suaugusiai. Na ir toliau už Džumeiros Palmės einanti dar Dubajaus marina. Dubajaus marina yra štai šitoje vietoje, žemiau už Palmės. Nuo šio rajono iki Džumeiros paplūdimio irgi vos apie 10-15 minučių. Pačiame rajono centre yra įkurtas dirbtinis kanalas su jachtų prieplauka. Čia yra pasivaikščiojimams tinkanti alėja, kuri vadinasi The Walk, su daugybė restoranų, butikinių parduotuvėlių, taip pat prekybos centras Marina Mall, metro stotelė, kuri vadinasi Dubai Marina, ir nuo jos paprasta atvykti į bet kurią dalį. Na ir paskutinė dalis, tai yra Džebel Ali, nuo oro uosto iki čia važiuoti virš 45 minučių, iki Dubajaus centro, na, gal apie kokių 40 minučių. Didelę pakrantės dalį čionai užima Džebel Ali Golf Resort and Spa 5 žvaigždučių kompleksas, kuris skendi labai gražioje žalumoje. Taip pat čia galima rasti ir golfo klubą, jachtų klubą, žirgyną su pasijodinėjimams skirtų laukų, na, o netoliese yra įrengta kartingų trasa bei šaudykla. Sekantis Emiratas, apie kurį kalbėsime, tai yra Abu Dabis, tai Jungtinių Arabų Emiratų sostinė, politinis bei administracinis šalies centras ir prezidento rezidencijos vieta. Abu Dabio Emiratas, kaip jau minėjau, yra pats didžiausias ir užima daugiau net negu 70% viso šalies ploto. Beje, net apie 95% naftos resursų taip pat priklauso būtent Abu Dabiui. O Abu Dabio miestas, pats didžiausias, gausiausiai apgyvendintas, dar kitaip jis yra vadinamas miestų sodu. Kadangi Abu Dabyje yra labai daug žmogaus rankomis išpuoselėtų parkų ir sodų, kur kiekvieno medelio laistymo kontroliuoja specialūs įrengimai. Beje, vienos palmės laistymas su tais specialiais įrengimais per metus kainuoja maždaug apie $2000. Taigi įsivaizduokit, kokios investicijos yra šioje šalyje. Abu Dabio atviras miesto paplūdimys yra įsikūręs Korniš pakrantėje, vadinasi pakrantė Korniš, ten yra baltas smėlis, tolygus įbridimas. Jeigu lyginti Abu Dabio ir Dubajaus viešbučius, viešbučiai Abu Dabyje yra truputėlį pigesni negu kad Dubajuje, tačiau reikėtų įsivertinti, kad pats Abu Dabis yra intensyviai besistatantis, besiplečiantis miestas, tad visą laiką sekite informaciją, ar aplinkui viešbučius nėra kokių nors statybų. Palei suprojektuota pakrantė yra nusidriekusi dangoraižių, vilų, rūmų grandinė, yra įsikūręs bene didžiausias dabar jau vandens pramogų parkas Yas Water World vadinasi. Įėjimas į šitą pramogų parką suaugusiems kainuoja maždaug nuo 60 iki 110 eurų, priklausomai kokį bilietą, ten yra sidabrinis, auksinis ir kiti variantai, kokį bilietą perka. Mieste Abu Dabyje, kur prieš 30 metų niekas neįsivaizdavo, kas yra vandentiekis, dabar pragyvenimo lygis yra vienas aukščiausių pasaulyje,
Ir čia puikiai dera ir ilgametės tradicijos, ir ultramoderni architektūra. Tai, kad Abu Dabio mieste ir apylinkėse yra daug mečečių ir iš visų pusių yra matomi kylantis minaretai, byloja apie miesto musulmonišką dvasią ir būtent tuo Abu Dabis skiriasi nuo kitų moderniausių miestų, kad jis vis dar yra ir kartu su tokia savo musulmoniška dvasia. Taip pat Abu Dabyje yra ir daugybė lankytinų objektų. Aš rekomenduočiau aplankyti Šeicho Zaido mečetę, Baltąjį fortą, pasivaikščioti Korniš pakrantę, užsukti į pirmo Jungtinių Arabų Emiratų prezidento muziejų, taip pat nuvykti į didžiausią pasaulio pramogų parką, ne pasaulio, Emiratų pramogų parką, Ferrari World, arba aplankyti vandens pramogų parką. O kovo pabaigoje Abu Dabyje galima pamatyti ir tradicinį aviašou, dar vadinamą Red Bull pavadinimu. Šitam Emiratui taip pat yra priskiriama ir apie 200 salų, bei miestas oazė Al Ainas, kuris yra įsikūręs maždaug už 170 km nuo Abu Dabio. Pats Al Ainas tai neturi prieigimo prie jūros, bet šitas nedidukas miestas turi labai daug senovinių bokštų, įtvirtinimų ir turi tokį didžiulį fortą, kuris vadinasi Džahili, ir net ir šiandien ten yra organizuojami klasikinės muzikos vakarai po atvirų dangumi. O pačiame Al Aine veikia įdomus archeologijos, istorijos muziejus, yra namas muziejus, kuriame gimė šeichas ir pirmasis Jungtinių Arabų Emiratų prezidentas. Miestas garsėja ir didžiausių artimuose rytuose zoologijos sodumi, o didžiulėje sodo teritorijoje yra sujungta įspūdinga gyvūnų ir paukščių kolekcija. Taigi tiek apie Al Ainą, o patį Abu Dabį aš rekomenduočiau tiems turistams, kas siekia labiau pažinti arabų kultūrą, vietinį gyvenimą, taip pat kas nori aktyvaus poilsio, gali vykti ir jaunimas, gali vykti ir šeimos į Abu Dabį. Ir paskutinysis iš Emiratų, tai yra Fudžeiros Emiratas. Tai beje yra ir pats jauniausias iš Emiratų, todėl kad iki 1953 metų jisai priklausė Šardžos regionui. Fudžeira yra vienintelis Emiratas, kurio paplūdimio viešbučiai yra įsikūrę ne Persijos įlankoje, bet palei Indijos vandenyno pakrantę. Gamta, žalumos gausa yra viena iš pačių didžiausių Fudžeiros vertybių, o nemažą Emirato plotą užima gana aukšti Hadžaro kalnai. Fudžeirai yra būdingi koraliniai rifai bei itin skaidri jūra, kuri puikiai tinka nardymui. Prie daugelio Fudžeiros viešbučių yra įsikūrę nardymo centrai, kuriuose yra galimybė gauti PADI nardymo sertifikatus. O patys gražiausi Fudžeiros paplūdimiai yra išsidėstę tarp Dibos ir Korfakano miestų, toliau nuo miesto šurmulio. Gyvenantis šiuose kurortuose gali nuvykti į netoliese esančią Musandam vietovę, dar kitaip vadinamą Fjordų žeme, ir priklausančią Omano sultonatui. Tai, kad Omanas yra visai šalia, turistams suteikia galimybę vykti į Omaną vienos dienos ekskursijoms, kurioms nėra reikalinga Omano viza. O 5 žvaigždučių viešbučiai Fudžeiroje, jie yra pigesni negu kad Dubajuje. Tik tai atkreiptinas dėmesys į tai, kad paplūdimio poilsiui skirti viešbučiai yra įsikūrę maždaug apie 40 km nuo pačio Fudžeiros miesto. Tad turistai laiką leidžia jau tik tai pačiuose viešbučiuose. Tad čia taip pat yra labai populiaru užsisakyti apgyvendinimą su maitinimo tipu, viskas įskaičiuota ar bent jau full boardas. Tačiau turistai turi galimybę ateiti papietauti arba pavakarieniauti į kito viešbučio restoraną arba barą už papildomą mokestį. Pavyzdžiui, galima ateiti pasilinksminti į naktinį klubą Miramar viešbutyje arba pabūti Le Méridien Alka viešbučio bare. Tiesiog visa tai bus už papildomą mokestį. Yra galimybės kombinuoti paplūdimio poilsį Fudžeiroje su 2-3 dienų poilsiu miesto tipo viešbučiuose Dubajuose. Be abejo, šitie dalykai dėl kombinavimo galioja ir kitiems Emiratams. Lygiai taip pat galime sukombinuoti poilsį pagal turistų pageidavimus. Kalbant apie Fudžeirą,
joje nėra miesto šurmulio ir dangoraižių šitame regione kur kas mažiau. Čia yra Fudžeiros mieste išlikę senosios Fudžeiros griuvėsiai, viduramžiška tvirtovė ir pati seniausia 1446 metais iš dumblio ir plytų statyta viena seniausių Jungtinių Arabų Emiratų mečečių. Atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad iki vasaros vandenynas, Indijos vandenynas, šalia kurio yra įsikūrusi Fudžeira, šyla ilgiau negu Persijos įlanka, todėl ir vandens, ir oro temperatūra karštuoju periodu, tai yra vasaros metu, Fudžeiroje yra 2–4 laipsniais mažesnė, o tai reiškia, kad ir komfortabilesnė, negu kad Abu Dabyje, Dubajuje, Šardžoje ar Ras el Chaime. O žiemą atvirkščiai, vandenynas vėsta lėčiau ir tuo metu vandens temperatūra Persijos įlankoje gali nusileisti iki maždaug 21 laipsnių, o Indijos vandenyne jisai visada bus keletą laipsnių šiltesnis, apie 20–24 laipsniai. Pervežimas iki Fudžeiros trunka maždaug iki 2 valandų. Kam galima siūlyti poilsį? Tiks šeimoms su vaikais. Fudžeira taip pat puikiai tiks nardytojams, tiem, kas nori išskirtinės ramybėms, kas nori gražios gamtos. Na ir pati Fudžeira yra mėgstama ne tik tai tarp atvykusių užsieniečių, bet ir tarp vietinių arabų šeichų. Tad tiek apie Emiratus ir kodėlgi vertėtų rinktis poilsį Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Visų pirma, ten yra puikus klimatas, žiemos sezono metu yra šilčiau negu kad Egipto ar Tenerifės kurortuose, o pats aukštasis sezonas yra pakankamai ilgas, net apie 9 mėnesiai. Ir turistų laukia apie 360 saulėtų dienų per metus, šilta ir rami Persijos įlanka bei šiltas Indijos vandenynas Fudžeiroje. Be abejo, smulkaus balto smėlio paplūdimiai, tolygūs įbridimai yra puikiai tinkami poilsiui su vaikais, net ir dauguma miesto viešbučių, kaip jau minėjau, suteikia nemokamus pervežimus į paplūdimius. Taip pat yra daugybė pramogų, tiek suaugusiems ir vaikams už viešbučio ribų. Yra daugybė unikalių projektų. Vienas iš tokių projektų tai yra Kidzanija, tai yra Dubajuje įkurtas edukacinis vaikų miestas, kuris yra skirtas vaikams nuo 4 iki 16 metų. Ir čia jie gali išbandyti daugybę įvairiausių profesijų, kurių net 60 yra interaktyvios. Ir vaikai, kuriam laikui gali tapti gaisrininkais, lenktynininkais, detektyvais, išradėjais, TV žvaigždėmis, policininkais, dantistais, žurnalistais, na ir daugeliu kitų profesijų. Čia vaikai dirba įvairius darbus, kad galėtų užsidirbti kidzos. Kidzos tai yra vietinė Kidzanija pramogų parko valiuta, kurią užsidirbę jie gali atsiskaityti už prekes arba paslaugas Kidzanija centre. Taigi vaikai pilotai čia valdo lėktuvus, diktoriai skaito žinias, o galbūt ir veda webinarus, virtuvės šefai gamina skanius patiekalus ir kainos vaikams įėjimas į Kidzaniją yra 140 dirhamų, suaugusiems, tai reiškia nuo 17 metų ir daugiau, 95 dirhamai. Nuo 2 iki 3 metų vaikučiams įėjimas 95 dirhamai, o kūdikiams iki 2 metų įėjimas yra nemokamas. Dar vienas unikalus projektas tai yra Ferrari World, atrakcionų ir pramogų parkas. Yra pats didžiausias šeimoms skirtas pramogų parkas. Jo plotas yra 86 000 kvadratinių metrų, o pats Ferrario logotipas yra puošiantis stogą, yra matomas net ir skrendant lėktuvu. Parke veikia daugiau negu 20 skirtingų atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Yra amerikietiški kalneliai, kartodromas, greičiausias pasaulyje atrakcionas Formula Rosa, kuris išvysto net 220 km/h greitį. Yra purvo trasa minibagiams, yra įrengta net apie 18 kino salių, daugybė restoranų, kavinių. Taigi įvairiausių pramogų tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Dar viena pramogų mėgstama vieta yra Dubajaus downtown rajonas su pačiu didžiausiu prekybos centru Dubai Mall ir gražiai šokančiais fontanais.
Beje, Dubai Mall yra vienas lankomiausių prekybos centrų pasaulyje ir statistiškai per metus jie aplanko net apie 75 milijonus pirkėjų. Emiratuose taip pat yra gausu vandens atrakcionų parkų, yra puikus vandens parkai Dubajuje, tai šiek tiek jau pasakojau, minėjau apie Wild Wadi, Aquaventure pramogų parkas. Palma Jumeirah viešbutyje Atlantis veikia Aquaventure pramogų parkas. Parko teritorija yra milžiniška, net apie 17 hektarų, o pats paplūdimys tęsiasi apie 2 kilometrus. Čia yra įvairiausių atrakcionų, netgi ir su tikrais rykliais, akvariumų su rajomis ir daugybė kitų žuvų. Taigi, atvykus į šitą parką, taip pat galima paplaukioti ir su delfinais. O pramogų parkas Wild Wadi yra šalia Jumeirah Beach paplūdimį. Įėjimas į Wild Wadi pramogų parką kainuoja 80 €. Beje, į Aquaventure įėjimas svečiams iš gatvės taip pat kainuoja tiek pat. Taigi yra įvairiausių vandens atrakcionų parkų ir ne tik tai Dubajuje, bet ir kitose Emiratuose. Taip pat yra ir uždara slidinėjimo trasa su slidininkų miesteliu, Ski Dubai. Yra ir pats aukščiausias pasaulio pastatas su apžvalginė aikštele. Ir čia galima pasižiūrėti iš 650 metrų aukščio į atsiveriančią panoramą į Dubajų, į dirbtinį Palmės salyną ir netgi į kaimyninius Emiratus. Šitas super dangoraižis yra pagrindinis naujojo Dubajaus centro traukos objektas. Jame veikia ir didžiulis prekybos centras Dubai Mall, daugybė biurų, įsikūrė ir gyvenamieji kompleksai. Na ir šitam ambicingam projektui priklauso berods net 16 pasaulinių rekordų. Tai Burj Khalifa pastate yra aukščiausiai pasaulyje įrengtas plaukimo baseinas 76 aukšte ir veikianti stacionari mečetė 158 aukšte ir daugybė kitų apdovanojimų. Tad kalbėjome apie pramogas, ar ne? Yra tų pramogų daugybė, kasmet vyksta ir prekybiniai, pramoginiai festivaliai, tarptautinės parodos, sporto turnyrai ir pasaulinio masto žvaigždžių koncertai. Na, o 2015 metais Abu Dabyje, Sadijat saloje atsiras nuosavas Luvro muziejaus filialas. Šitas prancūziško muziejaus filialas bus pastatytas dalinai ant smėlio, o dalinai iškils iš vandens ir jį pastatys žinomas futuristinės architektūros meistras Žanas Nuvelis. Be pramogų, Jungtiniuose Arabų Emiratuose taip pat yra ir bemuitis apsipirkimas. Kasmetinė TripAdvisor organizuojama apklausa parodė, kad Dubajus aplenkė net Londoną ir New Yorką kategorijose galimybę apsipirkti arba viešbučių kokybę. Ir Jungtiniai Arabų Emiratai ne veltui yra visų pripažinta pasaulio apsipirkimo sostinė, kuri siūlo didžiulį pasirinkimą žinomiausių pasaulio prekės ženklų įvairiausius daiktus. Na, o Dubajus tapo apsipirkimo mėgėjų kultinė vieta ir būtent čia vyksta 2 netgi pasauliniu mastu žinomi festivaliai, tai yra Dubai Shopping Festival ir Summer Surprises. Daugiau informacijos apie juos galite pasižiūrėti internete. O žinomas prekybos centras Dubai Mall yra pats lankomiausias iš prekybos centrų. Čia taip pat yra aukštas saugumo lygis, tiek asmeninis, tiek sanitarinis. Yra daugybė maitinimo įstaigų pasirinkimo, ko gero visų pasaulio šalių restoranų. Nuo greito maisto užkandinių iki restoranų turinčių Michelin žvaigždutes. Taip pat yra siūloma ir puikiai artimųjų rytų virtuvė. Be abejo, ir puikios techninės galimybės pritaikytos ir aukštoms temperatūroms, tai yra kondicionieriai, metro, kuriame nedirba nei vienas žmogus. Taip pat šaldymas vandens parkuose, puikiai išvystyta, visiškai išplėtota turizmo infrastruktūra. Dar viena priežastis, dėl ko turistai renkasi poilsį Emiratuose, tai yra viešbučiai, kurių pasirinkimas yra nuo 2 žvaigždučių iki 5 žvaigždučių premium deluxe klasės. Taip pat viešbučiuose ir pačiuose miestuose dažniausiai nėra kalbos barjero, nes tiek viešbučiuose, tiek parduotuvėse, tiek restoranuose personalas kalba anglų, rusų kalbomis,
o viešbučiai visuomeninės vietos yra pritaikytos žmonėms su negale, mamoms su mažais vaikais, su vežimėliais. Tiesa, reikėtų prisiminti, kad apgyvendinimas viešbučio numeriuose Jungtiniuose Arabų Emyratuose prasideda tik tai nuo maždaug 14-15 valandos, o išvykimo dieną atlaisvinti numerį reikia iki 12 valandos. Ankstyvas atvykimas į viešbučius, dar kitaip vadinamas early check-inas, arba vėlyvas išvykimas, dar kitaip vadinamas late check-outas, gali būti siūlomi tik tai už papildomą mokestį ir turėtų būti apmokėti iš karto rezervuojant kelionę bei atsispindėti pačiame užsakyme. Kokia yra priemoka, reikėtų jau teirautis rezervacijų skyriaus, kad patikslintų su mūsų priimančiu biuru, nes kaina priklausys ir nuo konkretaus viešbučio, ir nuo numerio tipo, ir nuo datų, kada vyksta turistai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad 2014 metais nuo kovo 31 dienos Dubajuje yra įvestas turistinis mokestis, kuris yra taikomas kiekvienam svečiui gyvenančiam Dubajuje ir jis nėra įtrauktas į kelionės kainą ir turi būti apmokėtas atvykus į viešbutį. Šitas surinktas mokestis yra naudojamas turizmo infrastruktūros plėtimui bei pasaulinės universalios parodos Expo 2020 įgyvendinimui. Jinai 2020 metais ir vyks būtent Dubajuje. Na ir jeigu taip įsivaizduoti, 3 žvaigždučių viešbučiuose tas mokestis yra maždaug 10 dirhamų dienai už dvivietį numerį, 4 žvaigždučių viešbučiuose 15 dirhamų, o 5 žvaigždučių viešbučiuose apie 20 dirhamų dienai už dvivietį numerį. Išsamesnė informacija apie turistinį mokestį Dubajuje, taip pat apie viešbučių depozitus, jūs galite rasti mūsų tinklapyje, paspaudę ant skilties turistams, bei užėję į skyrelį turisto atmintinį ir pasirinkę šalį Jungtiniai Arabų Emyratai. Štai čia surasite mokesčius Dubajuje, kiekvienam viešbučiui, ar ne, ir kiekvienai viešbučių kategorijai. Ir čia surasite informaciją apie depozitus. Jeigu norit, kad pakartočiau, 3 žvaigždučių viešbučiuose 10 dirhamų dienai už dvivietį numerį, 4 žvaigždučių viešbučiuose 15 dirhamų dienai už dvivietį numerį ir 5 žvaigždučių viešbučiuose 20 dirhamų dienai už dvivietį numerį. Taip pat trumpai dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad maitinimo tipai Jungtiniuose Arabų Emyratuose kartais skiriasi nuo mums įprastų. Pavyzdžiui, kai kurie viešbučiai, tarkim, pusryčių metu gali netiekti gaiviųjų gėrimų arba vandens. Užsisakius half board maitinimo tipą, vakarienė gali būti keičiama į pietus. Dine around sistema, jinai galioja ne to pačio kurorto viešbučiuose, bet pačiame viešbutyje tarp restoranų. Na, o full board plus arba half board plus gali būti tiekiami tik tai papildomi gaivieji gėrimai, gali būti nesiūlomas alkoholinis gėrimas. Taip pat yra viešbučių, kurie neteikia alkoholio visai, tad įdėmiai skaitykite konkrečius viešbučių aprašymus ir prisiminkite, kad tokių viešbučių, kurie netiekia alkoholio, gali būti ne tik tai Šardžos Emirate. Taigi, šiandien apie Jungtinius Arabų Emiratus tiek, kaip jau minėjau, turite galimybę kaupti taškus, turite galimybę tais taškais pasinaudoti savo kelionėms į Jungtinius Arabų Emiratus, tad sakau jums iki susitikimo Jungtiniuose Arabų Emiratuose.